No era un médico, joven hui maiti, Marion tanara, joven hui tarikan, sawe yorin batana, sawe yorin batana. No era un médico, mion médico yomban, kano shamani, ea hui biribi, médico y biwa shamani, biwa shamani. Tai guli šios dienos jų pietus. Šviežia vištiena vadinasi. O šitą vėžliuką, sakė, jie suvalgė. Štai biški laukiniai, ne? Tai va, liko tik tai 2 ceremonijos ir grįšim į civilizaciją ir gausim druskos. Visi esam šiek tiek pakūdę, bet sveikata yra nepalaužiama visiškai ir tokia vidinė ramybė. Žiauriai laukiu Brazilijos. O jeigu tokia skruzdėlytė įkanda, tai paralyžuoja koją 3 dienom. Labai atsargiai su jom. Rimante, papasakok, ką tavo gyvenime tau yra davusi ayahuasca? Aš šito klausimo labai dažnai apie tai galvoju. Ir aš galvoju tai, kad pirmas pats didžiausias dalykas mane išlaisvino. Mane išlaisvino nuo visų mano blokų, nuo apribojimų savęs. Išlaisvino mano kūrybiškumą, mano balsą. Tai čia pati didžiausia dovana man ayahuasca. O dieta? O dieta tai tikrai labai geras detoksas. Aš iš karto jaučiuosi kiekvieną, čia mano antra dieta, jaučiuosi 10 metų jaunesnė. Tikrai jų žinios, visų augalų, visų gydymo priemonių. Tai neapsakomas. Čia per ceremonijas, prasiplėtusi sąmonės būsenai, labai dažnai pamastau apie artimiausius keletą metų, kas laukia žmonijos, ir mane labai didelis džiaugsmas apima. Kaip ir Bašaras prognozavo, 26 metai yra tiesos išaiškėjimo metai ir tai, kas dabar vyksta pasaulyje, labai džiugina širdį. Visi Epšteino failai išlindė į paviršių, tai dar tik tai pradžia. Per šitos metus mes labai daug sužinosim, ko nežinojom. Ir 27 metais įvyks atviras kontaktas su kitomis civilizacijomis. Ir nuo tada iš esmės Žemės planeta pasikeis į gerą pusę. Tai laukiu, nesulaukiu. O čia kalbėjau su maestro apie ateivius. Tai jisai patvirtino, kad šiaip buvo genties šamanai komunikuoja su ateiviais ir komunikavo visą laiką. Tik tai jie, kai yra toj 5 dimensijai, pas juos kartais pasirodo kokie nors ateiviai ir sakė, pakrauna jos telepatiškai pozityvią informaciją. Taigi, kaip ir Bašaras sakė, Amazonės džiunglių gentims tai ne naujiena. Jie palaikė ryšį su kitom civilizacijom visą laiką. Čia tik mum, vakariečiam, kyla klausimas, ar tikrai egzistuoja ateiviai? Tai greitai sužinosim.